Garbė Jėzui Kristui, mūsų pasitinka ketvirtasis gavėnios sekmadienis. Tradiciškai dar yra vadinamas Lėtarės sekmadieniu, kviečiančių džiaugtis sekmadieniu. Ir šį sekmadienį to būna retoji proga, kada galime nekuriuose bažnyčiose išvysti kunigą apsirengusi aukoti mišių su rožinės spalvos arnotu. Šio sekmadienio Dievo žodyje Evangelija skaitoma, Evangelija pagal Joną, 3 skyrius, 14-21 eilutė, kuriuose išgirstame Jėzaus kalbą, pokalbį, naktinį pokalbį su Nikodemu. Ir toje kalboje štai pirmiausia Jėzus save tarsi sulygina su žalčiu. Keista. Sako, kaip dykumoje Mozė iškelė žaltį, taip turi būti iškeltas ir žmogaus sūnus. Kad kiekvienas, kuris tiki, turėtų amžiną gyvenimą. Mūsų kartais dažnai sąmonėje ir taip pat religinėje tapyboje žaltys vaizduojamas kaip blogis. Ypatingai prisimindami Ievos ir Adomo istoriją ir tenais paveiksluose visur žaltys atspindi blogį. Tačiau Skaičių knygoje randame kitą ištrauką, kitą tarsi kraštutinumą, kurioje minima, jog kada užpuolė žydų tautą nuodingos gyvatės ir įgeldavo, visi įgeltieji galėjo pažvelgti į žaltį, į varinį žaltį ir išlikti gyvi. Štai Jėzus save vadina, kad jis turi būti taip iškeltas. Taip turi būti iškeltas jis nukryžiuotasis. Mes jau suprantame, kad jis kalba apie kryžių. Taigi Jėzus susitapatina save su žalčiu. Prisiminkime, kad ir mūsų lietuviškoje kultūroje, mūsų mitologijoje, baltų mitologijoje, žaltys taip pat nebuvo blogas. Jis buvo gerbiamas, auginamas namuose ir nebuvo tas blogasis namų svečias. Toliau žiūrėdami, mes matome, kad Evangelijoje pagal Joną, neturime to išsigąsti, yra nuosekliai taip daroma parodyti, pritaikant Jėzui įvairius išgelbėjančius simbolius, kurie yra sutinkami Senajame testamente. Jėzus yra šventykla, Jėzus yra gyvasis vanduo, kuris, kaip Mozė ištrykšta vanduo, taip Jėzus yra gyvasis vanduo, pristato save samarietei. Jėzus yra avinėlis, Jėzus yra štai žaltys, Jėzus yra gyvoji duona, mana nukritusi iš dangaus ir daugelis kitų simbolių, tokių personažų, kuriuos mes aptinkame, išgelbėjančių personažų Senojo testamento knygoje, juos surandame Evangelijoje pagal Joną apie Jėzų. Žvelgdami į savo gyvenimą ir žvelgdami į savo kasdienybę, mes vėl klausim, kas man yra Jėzus. Ar Jėzus mane gelbėjantis? Ar leidžiuosi, kad Jėzus mane gelbėtų? Ir išgirstame šitoje Evangelijoje tuos žodžius, kurie tikrai daug kartų mūsų girdėti yra. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo sūnų, kiekvienas, kuris įtiki, kad turi amžiną gyvenimą. Štai vėlgi, pamilo, atidavė. Tie du labai svarbus žodžiai. Dievas pamilo, Dievas atidavė. Ir šitie žodžiai, pamylėti, atiduoti, te būna ir svarbus mums, gavėniai, mokytis tai daryti. Mokytis pamilti ir mokytis atiduoti.